Mūsų šiuolaikinis gyvenimas kupinas įtampos ir streso dėl ateities, darbinėje ar šeimos aplinkoje patiriamo streso pasekmės darosi vis sunkiau įveikiamos, kaip neįsivaryti panikos ar didžiulio nerimo, kaip suvaldyti nerimą ir išvengti jo pasekmių. Nuo streso ir įtampo viskas būna užgniaužta ir suspaudžia. Nėra gyvybinės energijos, nei nemaitina tam tikrų organų, na ir prasideda liga. Ir vėlgi, kai sakau, viskas prasideda ten kažkur. Negalvoju net o emocijos, mintis, jausmai. Ir mes kai užstresuojam, užsispazmuojam, užsispaudžia viską. Kiekvienas žmogus Lietuvoje dabar išgyvena slogias emocijas. Mes dažnai išsekinam save ten ir tada mums ten praranda daug energijos, tada neišsimiegam, naktimis suirzę, tada žiūrėk, iš ryto reikia kokių stimuliatorių, kofeino, tantaninų pavidalų, tada nakčiai reikia to labanaktuko, alkoholio arba dar kažkokio nors svaigalų arba tabletės, kokių antidepresantų. Tai reiškia, mes prarandam energiją veiksmui. Nuovargis, lėtinio nuovargio sindromas yra ne pirmos ligos stadijos požymis, bet mes nekreipiam dėmesio į tai. 2 vaikų mama Jurgita jau 10 metų stresą ir savo sveikatą valdo su ajurvedos pagalba. Po antro vaiko gimdymo ir labai toks visiškas ir psichologinis ir visoks ten emocinis išsekimas. Mano antras sūnus labai sirgo atopiniu dermatitu, tai man tiesiog aš ir ieškojau tų tokių natūralių būdų, kaip iš to išeiti, na ir aišku, ten su savim kažkiek ten padirbėti. Tai mano, galima sakyti, pirmoji tokia stovykla, dvasingumą, sąmoningumą, kas turi šitą su tais jau tokiais aukštesniais dalykais, buvo ajurvedos. Tos emocijos vėlgi yra pradžių pradžia, kai subalansuoja ir hormoninė sistema. Tada jau pradeda ir, vėl tada ir emocijos, ir fizinis kūnas jau vėl tada, išeina iš savo ribų ir užburtas ratas. O tai yra visuma, tai todėl man ajurveda ir patinka, kad jinai ima visumą. Ajurveda arba gyvenimo mokslas tai tradicinė Indijos medicina, šiuo metu populiarėjanti ir Lietuvoje kaip alternatyvi medicina bei vidinės kultūros dalis. 30 metų darbas reanimacijoje, kasdieninė kova už žmogaus gyvybę pakeitė gydytojos anesteziologės reanimatologės Astos Keturkienės požiūrį į šiuolaikinę mediciną ir ji pradėjo savo praktikoje taikyti ajurvedos metodiką. Pirmiausia, tai aš nežinau vaisto, kuris veiktų lygos priežastis. Pavyzdžiui, antibiotikas, jis sunaikino sukėlėją, bet kodėl imunitetas leido tam sukėlėjui išvešėti mūsų organizme, reiškia neveikia lygos priežastį. Ajurveda vis dažniau cituojama moksliniuose, prestižiniuose žurnaluose ir konferencijose. Pasaulinė sveikatos organizacija pripažįsta ajurvedą kaip po tokią vien seniausią pasaulyje mediciną. Gerdami nuo skausmo kažkokius preparatus mes nieko neįsprendžiam, nes reikia priežastį pašalinti. Tai yra ajurveda ir tiek visos kitos rytų medicinos kryptis, jos žiūri į priežastį. Ne pasekmę, o priežastį. Ir kai priežastis pašalinta, tai ir tos pasekmės nebelieka. Ajurveda yra mokslas apie sveikųjų sveikatos palaikymą, individualią mitybą ir gyvenseną bei ligų priežasčių gydymą natūraliomis priemonėmis. Fitoterapija atbunda ir mes vis dažniau atsigręžiam į gamtą, ką jinai mums siūlo. Ašvaganda tai vienas iš dažniausiai ajurvedos rekomenduojamų augalinių preparatų, garsėja gebėjimu prisitaikyti prie organizmo poreikių. Maisto papildas Ekoš Ašvaganda jau ne 1 metus yra neatsiejama dalis Jurgitos gyvenimo. Paskutinis mano sugrįžimas prie būtent ašvagandos, tai buvo koronavirusas, kai vėlgi ir ta nervų sistema, ir fizinis kūnas išsekęs, nes teko susirgti. Pradėjau jausti, visgi, kad jau ir amžius, ir ta hormoninė sistema jau ten pradėjo kažkaip tai šlubuoti, kadangi jau turėjau žinių iš anksčiau, galvoju, ir visai tai nervų sistemai gerai, plus jisai yra adaptogenas. Žodžiu, kad jeigu kas pa žmogų per aktyvu, tai nužemina tas visas per aktyvų funkcionavimą, o kas prislapinta ir miega, tai pakelia. Tai tas yra labai yra gerai. Maisto papildas Ekoš Ašvaganda tai vienas iš dažniausiai ajurvedos rekomenduojamų augalinių preparatų, garsėja gebėjimu prisitaikyti prie organizmo poreikių. Šis krūmas labiausiai paplitęs Indijoje ir Nepale. Jo žiedai yra maži ir žali, prinokę vaisiai rausvos oranžinės spalvos. Tai vienas iš nedaugelio atpalaiduojančių, bet nestimuliuojančių adaptogeninių augalų. Indiškas ženšenis arba Vitalis somnifera, tai migdomoji vitalija, tai daugybė mokslinių tyrimų yra atlikta. Kas yra adaptogenas? Tai
teikia gyvybinę energiją visiems kūno organam, kaip ir visų organų gyvybingumą palaiko, atitolinę senatvę. Tai ajurvedoje ši praktika yra vadinama rasajanos. Aišku, reikalingas tam tikras gyvenimo būdas, bet jeigu kalbam apie tą augalą, tai dabar jis ištirtas ir labiausia buvo ištirta būtent protojo. Kaip sakoma, žuvis genda nuo galvos. Mintis, jausmas ir tada kūnas. Į vakarų požiūrių tai nerimo ir streso mažinimas. Dėmesys ir kognityvinės funkcijos gerėja, o vakare padeda užmigti, kai esi ramus. Ašvaganda, na taip aš vadinsim ją dabar, žinomiausias jos pavadinimas, tai vadinamas rasajan atjauninantis jos poveikis organizmui, o kad veikia nervų sistema, tai begalė mokslinio tyrimų. Pradžioje, kai tik tai buvo atvežama iš Indijos, buvo pardavinėjama daugiau tikrai dėmesiui, protui, vyrų seksualiniai funkcijai, va tiem aspektam ir sunkiem ligoniam, kurie lyg pasveikia po ligos, bet jiem labai sunku vaikščioti, jie neturi jėgų atsigauti. O dabar mokslas ištyrė daug dalykų. Ašvaganda tikrai gali padėti palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, miego kokybę ir normalią psichologinę funkciją. Taip pat ašvaganda gali padėti palaikyti normalią energijos apykaitą. Pagerėja gyvybingumas, ištvermė, žmogus nori daugiau judėti, džiaugtis gyvenimu, tiek psichologinės funkcijos, tiek kognityvinės, tiek judėjimo aparatas ir gyvenimo trukmės augimas. Maisto papildą Eko-Ašvaganda gali vartoti moterys ir vyrai. Ir vėlgi tai tinka viso tipažo žmonėm, jeigu pagal konstituciją imsim, nes aš kaip vata, pas mane daug oro vėjo, pas mane emocijos nestabilios, tai mane nuramina. Jeigu žmogus ten prisnūdęs, tai jį kaip tik iškelia. Ir nėra tokio poveikio, kad tada tikrai mieguistas, jeigu jį ten nuramina, kaip mane, tiesiog visiškas yra subalansavimas. Į maisto papildą Eko-Ašvagandos sudėtį įeina ašvagandos, šaknų milteliai ir ekstraktai. Kapsulės apvalkalas pagamintas iš vegetariškos augalinės kilmės medžiagos pululano, todėl maisto papildas Eko-Ašvaganda tinka ir vegetarams. Papildas Eko-Aš pirmas man patiko, kad tai yra ne tik šaknų milteliai, bet ir ekstraktas. Tai yra žymiai efektyviau negu milteliai. Vėlgi gerai, bet ekstraktas tai yra kur kas efektyviau, didesnis poveikis, jaučiamas iš karto. Maisto papildas Eko-Ašvaganda rekomenduojamas vartoti nuolatinį stresą, įtampą, nuotaikos svyravimus išgyvenantiems tiek moterims, tiek vyrams. Taip pat puikiai tinka moterims turinčioms sutrikusi menstruacijų ciklą, ypač jei tai būna susijęs su emociniu nestabilumu, taip pat menopauzės metu, bei vyrams, kuriuos vargina sutrikusi potencija. Eko-Aš yra pirmasis Estijos aukštos kokybės maisto papildų bei vitamino gamintojas ir pardavėjas. Jurgita labai džiaugiasi atradusi Eko-Aš papildus. Jie be maisto papildą Eko-Ašvaganda vartoja Eko-Aš papildus su geležimi, cinku ir vitaminu D. Tiesiog dėl kokybės ir dėl švarumo jų ir kad jie ten be visų ten tų saldiklių ir visų ten papildomų to, ko mums nereikia, be genetiškai modifikuotų visų ir jeigu tai yra kapsulės, tai jos yra vegetariškos. Produkto kokybė patiko. Maisto papildas Eko-Ašvaganda pagamintas laikantis aukščiausių ES reglamentų ir tarptautinio saugos standarto.